Jūsų griausmingomis ovacijomis pradedame Bushido FC Heroes 2012. Na kągi, o dabar metas pradėti šio vakaro kovas. Į mėlyną ringo kampą kviečiamas Blue Corner from England, Tyrion Palmer. Sveiki, gerbimi televizijos žiūrovai. Po parado buvo pristatyta pirmoji dvikova ir matome, išeina Tyrion Palmer iš Anglijos, iš Londono kovotojas, atstovaujantis labai stiprų džiudžitsu klubą. Ir Tyrion Palmer būtent labai pavojingas varžovas mūsų Lietuvos atstovui, kur taip pat Vytis Kuzmenka, ringo announceris, pristatys būtent jo varžovą. Tyrion Palmer, Didžioji Britanija, England. Ir dabar išvysime jo priešininką. Į raudoną ringo kampą kviečiamas kovotojas iš Lietuvos, Mindaugas Vežbickas. Būtent ringo announceris pristatė Mindaugą Vežbicką. Mindaugas Vežbickas atstovaujantis dziudo klubą, Ukmergės dziudo klubą, ir su juo matome eina kartu jo treneriai. Ir Mindaugas Vežbickas puikiai įrodė, kad jis iš tikrųjų vertas dalyvauti šiame turnyre ir laimėjęs daugelį kovų, prieš tai dalyvavęs Bushido FC Londone. Praeitais metais 2011 Heroes turnyre nugalėjo būtent Japonijos atstovą, įrodydamas, kad puikiai sugeba imtyniauti ir tai vienas iš geresnių imtynių meistrų. Prasideda pirma kova ir būtent ringo referis šios kovos yra Zenonas Budraitis. Ir matome pirmos kovos startą. Du imtynių meistrai šioje kovoje, bus daugiau, manoma, imtynių technika demonstruojama. Matome, bandai prasiversti Tyrion Palmer Mindaugą Vežbicką. Mindaugas Vežbickas puikiai sugrėbė už kaklą savo varžovą ir kontroliuoja situaciją. Čia būtent spręsis, kuri imtynių technika geresnė, ar Lietuvos mokykla, ar Anglijos džiudžitsu mokykla. Ir būtent įstrigus teisėjas teisingai pakėlė abudu kovotojus į priekį. Ir abudu kovotojai puikiai pasmūgiavo dešinę ranką tiesų smūgį Mindaugas, bet metimą padarė Palmeris. Bet puikiai poziciją atkovoja Mindaugas ir toliau tęsiasi kova. Ir kaip minėjau, Mindaugas iš tikrųjų yra, kaip vadina jį treneriai, guminukas, ir jo netaip paprasta nei prismaukti, nei atlaužti jam rankos. Ir Mindaugas tai puikiai demonstruoja ir matome, kad nukritus parterį bent kokią padėtį, jis puikiai jaučiasi ir žino, ką daro. Matome šioje kovoje, kaip keista, mažiau smūgių, daugiau imtynių, nes abudu
kovotojai, kaip ir minėjau, yra imtynių atstovai ir stengiasi demonstruoti savo imtynių techniką. Mindaugas Veržbickas taip pat norėjo paminėti, kad po šios kovos jam dar laukia 2 šiais metais kovos, tai 30 dieną būtent lapkričio Londone kova ir gruodžio 9 dieną Japonijoje, būtent Bushido Rings turnyre su Japonijos atstovu. Žiūrome, kas tai įvyks ir man atrodo, dabar Mindaugas kontroliuoja situaciją iš viršaus. Puikiai smūgiuoja Mindaugas ir pataiko Palmeriui. Palmeris teriojasi, Palmeris matome, kad lengvam knockdown'e. Ir iš tikrųjų lengvam knockdown'o Palmeris kokias jums teisingai jis bėga iš tos padėties, bet Mindaugas puikiai sugauna kaklą. Smūgimo veiksmas. Išeina būtent Palmeris. Ir Anglijos atstovas puikiai apsigina šios situacijos ir buvo beviltiška situacija. Vėl smūgimas, vėl pasidavimas, pergalė, puikiai pergalė Mindaugo Veržbicko ir Mindaugas Veržbickas švenčia pelnytą pergalę ir laukia jo lapkričio 30 dieną Londone kova Bushido FC turnyre ir gruodžio 9 dieną Japonijoje. Mindaugas Veržbickas puikiai įsitvirtino būtent į Bushido elitą ir Bushido kovotojų elitą ir Lietuvoje. Mindaugas Veržbickas iš tikrųjų vertinamas kaip labai aukšto meistriškumo kovotojas, būtent užaugęs SWAT turnyruose ir prasivedęs daugybę kovų SWAT turnyruose. Mindaugas Veržbickas šventė pergalę.